Atrodo, kad mes viską žinom apie nekilnojamą turtą Los Andžele, bet ar iš tikrųjų taip yra? Lietuvoje mes viską norim pirkti ir turėti. Nuomoti tai čia yra pinigų išmetimas realiai. Man tai yra absoliučiai nesuvokiamas dalykas. Lietuviai turi tokį įgimtą svajonę gal, įsigyti savo sklypą, savo būstą ir ten gyventi visą gyvenimą. Marketas kitoks Amerikoje. Tai kiek kainuotų prieinamos kainos būstas Los Andžele? Tos kainos bus arčiau 1,7 plius minus. Yra manoma surasti kainos, kur palyginti galima su lietuviško nekilnojamo turto. Taip, nes kainos dabar Lietuvoje yra kosminės. Tai kiek iš tikrųjų kainuoja išlaikymas nekilnojamo turto Los Andžele? 26 tūkstančiai į metus tik tai dėl taksų. Dar yra insurance, visokie ten purškimai dėl vabalų, tai artėjom 40. Kiek sandorių daugiausia vyksta kešų ir kiek paskola? Jeigu mes žiūrime tą luxury market, 5 milijonai plus, tai 50-50. Kaip tu apskritai atsidūrė nekilnojamam turte? Pas mane buvo labai tokie juodi laikai. Kai pradėjau, man užtruko 8 mėnesiai, kol Iki uždariau pirmo dylo. Kiek uždirbai iš to pirmo projekto? Aplink 70. Visi labai nori išgirsti tą sėkmės istoriją. Mes turėjom parduoti tą projektą ir jo vertė buvo 10 milijonų ir viskas sudegė. 2 žodžiai – juodas darbas. Los Andželo nekilnojamas turtas šiandien tikriausiai galima sakyti, kad yra tikrai popkultūros dalis. Netflix serialai, realybės šou, tokie kaip $1 Million Listing, Selling Sunset ir Instagramas. Atrodo, kad mes viską žinom apie nekilnojamą turtą Los Andžele, bet ar iš tikrųjų taip yra? Tai šiandien savo studijoje turiu svečią, Andrių, kuris papasakos viską, kas vyksta su nekilnojamu turtu Los Andžele. Kalbėsim apie tai, kiek kainuoja įsigyti namus LA, kiek kainuoja įsirengti ir išlaikyti nekilnojamą turtą, ko iš tikrųjų nori rinka ir žvaigždės ir kokios yra subtilybės, apie kurias dažniausiai niekas nekalba. Tai labas, Andriu. Labas neringa. Ačiū, kad atvykai ir aš šito pokalbio labai ilgai laukiau ir apie šitą temą taip ilgai svajojau ir labai džiaugiuosi, kad taip netikėtai iš tikrųjų mes su Andrium susipažinom per pažįstamus, ar ne, kaip sako, pasaulis mažas. Ir jis mažėja ir mažėja. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad tu čia esi ir iš tikrųjų papasakosi viską, kas darosi su tuo nekilnojamu turtu LA. Iš vis norėčiau pradėti nuo tokio intro. Koks yra didžiausias mitas apie Los Andželo nekilnojamą turtą? Mano manimu yra pigiau nuomoti nekilnojamą turtą, jeigu jį įsigyti ir nupirkti. Man kaip emigrantai ir žmogui, kuris turi savo nekilnojamą turtą Lietuvoje, man tai yra absoliučiai nesuvokiamas dalykas, nes Lietuvoje mes viską norim pirkti ir turėti. Nuomoti tai čia yra pinigų išmetimas realiai. Yra daug nuansų, yra daug visokių pliusų ir minusų. Ir yra dvi pusės. Ir šiaip aš tą daug mėgstu klausyti visokių argumentų iš abiejų pusių. Nors šitam mieste gali būti teisybė, bet irgi galim ir daugiau įsigilinti, kodėl. Šiaip jo, iš Lietuvos, tai manau, kad lietuviai turi tokį įgimtą svajonę gal, kad įsigyti savo sklypą, savo būstą ir ten gyventi visą gyvenimą. Ir nuomotam bute yra, atrodo, nesuvokiama nei daryti remontą, nei kažkaip gražiai įsirengti, nes tai yra, atrodo, kad kaip laikina stotelė, bet iš tikrųjų daugybė žmonių, aš irgi vis daugiau sutinku, kurie nuomojasi ir kitaip ir net neplanuoja. Ir esu tarp kitko girdėjusi labai nesenai Grant Cardone'as, ten kažkoks reelsas vaikščiojo Instagrame. Ir žinai, paskui mes su vyru diskutavom, nes mano vyras irgi iš to paties pasaulio kaip ir tu. Jisai yra developeris, iki šiol statė luxury segmento butus, dabar jau pereina truputėlį į kitus projektus. Bet aš su juo pasidalinau šitą mintim, kurią išgirdau ir kur Grant Cardone sakė. Maždaug, kad esmė yra ta, kad investuoji į savo būstą, prisiperki būstų nuomai ir ta nuoma tau išmoka tavo lifestyle. Tai tu, žodžiu, tavo namai, kuriuose tu gyveni, yra minusinis projektas. Žodžiu, jie nėra tavo kaip ir investicija. Investicija yra tada, kada tu investuoji į nuomojamą butą, kuri išmoka tavo tą namą, kuriame tu gyveni. Nu jo, ir gal irgi verta pasakyti
kraustytis iš vieno būsto iki kito yra labai populiaru. Ir on average žmonės kraustosi gal 7 metus. Nu, kiekvienus 7 metus jie pakeičia kažką. Jeigu tu gyventum daugiau, jeigu 13 metų, tai gal ir apsumokėtų, kad yra gal pigiau pirkti, bet tik tai pagal ilgo laiko perspektyvą. Taip. Bet jeigu ant average žmonės kraustosi kiekvienus 7 metus, tai tu daugiau išmokinėjai iš savo kišenės, išlaikymą, interest, insurance, priežiūra, arba ten, žinai, sodininkas, arba baseino valymas, tai viskas labai, obviously dar nepasakiau property taxes. Čia pagrindinis dalykas. Jo. Property taxes tai yra mokesčiai, nekilnojamo turto mokesčiai. Kalifornijoje tai yra 1,25% nuo pirkimo kainos. Tai, žinai, pagal kainos Los Andžele, tai pasidaro šiaip gan didžiulis mokestis. Taip. Mėnesinis arba ten metus, priklauso kaip žiūri, bet vis tiek yra daug daugiau. Gerai, Andriu, tai prieš pradėdami iš tikrųjų mūsų pokalbį, aš norėčiau tave pristatyti. Tai kaip teisingai turėčiau tave pristatyti? Aš galiu pasakyti, kad aš esu verslininkas, esu partneris namų statybos kompanijoje, esu nekilnojamo turto brokeris ir šiaip esu investuotojas. Tai žodžiu, viskas viename realiai, ar ne? Kaip tu apskritai atsidūrė nekilnojamam turte? Truputėlį papasakok savo istoriją. Ką aš dabar darau? Šiaip darau jau 10 metų, bet mano šeima visada sukasi aplink nekilnojamą turtą. Nuo čia būdamas Kalifornijai, nuo Lietuvos, tai šiaip mano šeima visada buvo aplink ir man kažkaip užstrigo nekilnojamo turtas, man kažkaip labai įdomu ir šiaip labai ilgai visą gyvenimą praktiškai buvau aplink. Nu, mes gyvenam nekilnojamo turte, tai... Taip. Tai tavo tėvai užsiėmė nekilnojamo turtu, ar investavo, kokia buvo pradžia, nuo ko pradėjai, ar tu pirmiausia pradėjai būti brokeris, tada ar pirmiausia pradėjai investuoti, nes, žinai, kartais būna taip, kad žmonės, bent jau kiek, aišku, iš to Los Andželo istorijų žinau, būna brokeriai, dirba kompanijose brokeriai, tada pasidaro investuotojai, gauna šansą investuoti kažkokius projektus, nu tai pasidaro investuotojai, nu ir tada, žiūrėk, dar ir po 5-10 metų ir vystytojai patampa. Jo, tėvai investavo į nekilnojamą turtą, dėdė ir aplinkai šeima. Ir aš tapau brokeris, pradėjau nuo to. Ir po porą pardavimų mačiau, kad einu į vieną keliu. Ir tas kelias buvo investuoti į nekilnojamą turtą, ar namuoti, ar parduoti, kažkodėl mane ten traukia. Taip. Tai nuo to pradėjau dirbti su developeriais, kur mes darėm 1-2 projektus, paskui pasidarė 5 ir taip ir toliau. O prieš nekilnojamą turtą turėjai kažkokių tais kitų karjerų ar darbų ir kaip atrodė tavo kelias iki to? Aš pradėjau šitą daryti, kai man buvo 20 metų, tai šiaip neturėjau tikro darbo iki to laiko. Tai ten buvo tas padėti savo tėvo kompanijai, ar ten kažkokį vasaros darbą, bet labai anksti pradėjau ir kažkaip nepasikeitė pas mane daug. Supratau, tai realiai jau kaip tapai savarankiškas žmogus, tai visą laiką lydėjo šitas rytis tave, ar ne? Tai kitos ryties ir nebuvo, nes, pavyzdžiui, mano atveju tai aš tokia, žinai, vadinama, man kai sako, tu tai hustler, čia išvertus būtų, net nežinau kaip išversti, nu, žodžiu, ta, kuri viską po truputį, žodžiu, daug visko daro, varo ir... Stumia kalnus. Stumia kalnus, čia toks... No, move mountains. Jo, tai va, nes, žinai, ir muzika, ir paskui atsirado pas mane bizniai visokie ir tokie bizniukai, kurie nieko nesigavo, čia, kaip sako, mečiau spagečius to, žinai, į sieną, kol kažkurie prilipo. Tai va, tai man tas nekilnojamas turtas irgi šiek tiek prilipo, bet aš paskui papasakosiu šiek tiek apie savo patirtį, bet pirmiausia apie tave. Kaip atrodė tavo pirmieji metai šitam versle? Tapai brokeris, nu ir kaip tie pirmi metai, kai sako, žinai, reikia ten 2-3 metų įsivažiuoti, ar įmanoma, va, taip, tampi brokeris ir kiek tu gali realiai per metus parduoti projektų? Jo, man irgi įdomu iškirsti iš tavęs bus, bet pas mane buvo labai tokie juodi laikai, nes nieko nežinodamas, neturėjau jokių ten pažįstamų arba, mano, tas network buvo labai mažas, bet buvo sunku, nebuvo lengva. Aš manau, kai pradėjau, man užtruko 8 mėnesiai,
kol Iki uždariau pirmo dylo. Nu irgi, žinai, pas Amerikoje tai yra, nu, tas average age pirkėjas yra, nu, 40 metų, gal 45, tai tie žmonės, kaip žiūri 20 metų agentą, taip nėra taip lengva gauti iš jų tą patvirtinimą ir kad aš galėčiau jiem padėti, bet po 8 mėnesių nieko neuždirbamas, uždariau savo pirmą dylą ir daug išmokau per tą laiką, bet reikėjo labai daug save stumti, kad vis tiek kiekvieną dieną atsiras, ateit, bandyti, nuo, žinai, daug visokių, buvo daug pamokų po daug laiko, bet labai daug ką išmokau apie verslą. Tai va, ir man šitoj vietoj, žinai, yra labai faina tavęs klausyti, nes tai yra tikrai reali istorija ir dar sprendžiant iš to, kad tavo tėvai kaip ir investavo ir atrodo, ta aplinka turėjo tau kažkiek padėti, bet vat matai, jaunas žmogus, kai tu išeini į tą pasaulį, tu vis tiek turi įrodyti, kuo tu esi vertas. Nėra taip, kad, žinai, vat, kaip tose serialuose pateikia, oi, aš čia graži ar fainas kažkoks čia, ateisiu į firmą ir bum, iš karto bus seilai. Ne. Ir, pavyzdžiui, noriu tavęs paklausti, kaip tu prisimeni tą vat, psichologinę savo būseną, kad vat, tu eini į darbą, darai tos showingus, ar ne, vadinamus, susitikinėjai su klientais, 8 mėnesius stumi tą kalną ir jisai nesistumia. Ir kaip atsikelt ir vat, nebejot savim. Jo, nu aš daug klausinėjau tą Grant Cardoną, kaip minėjai anksčiau, Tony Robbins, visokių ten... Mindset. Jo, exactly, viskas čia yra. Ir nu, aš šiaip tik ieškojau, kas mane patikėtų, kad dirbti, tai ką aš dariau, aš beldžiausi duris ir, žinai, ieškojau gal 100 000 durų ir pats užaugi per tą procesą, žinai, kaip tu gauni, nu, tiek 100 durų uždarytų tavo veidą, tai kažkiek gauni biškį thicker skin, kad tu galėtum per tą failure perlipti ir kad čia yra viskas iš numerio skaičio. Čia žaidimas yra. Jeigu tu gauni tiek, jeigu išbandysi tiek kartų, gausi tiek daug opportunities. Tai čia viskas yra mindset ir manau, jeigu tu nesustosi, kažkokią dieną atsiras tą laimę. Čia viskas iš tavęs, sakyčiau. Taip, tai kada tu iš tikrųjų jau supratai, kad čia yra ne tik darbas, bet jau bus ir verslas? Kada atėjo tas suvokimas, kad galima daugiau? Ne taip senai. Ne taip senai. Tai skaityk 10 metų tu esi šitam nuo pat pradžių, ar ne? Jo. Tai tau 30 dabar. Man yra 30 dabar. Tai tas nesenai, tai čia mes kalbam apie kelis metus, ar čia apie metus, ar... Sakyčiau, gal per paskutinius 2 metus. Tai 8 metus stūmei kalną. Jo, tai aš sakyčiau, įdėjau savo tos 10 000 valandų į savo tą skills, kad galėčiau suprasti, ką daryti, biškį subrendžiau, manau, irgi per tą amžių, kaip per savo 20s, vis tiek bandai pats suprasti, kas tu esi. Ir per tą metą irgi daug ką aš moku, nes tas nekilnojamas turtas nėra tik 1 ar 2 ar 3 dalykai, čia iš visų pusių reikia viską suprasti, kad tą visą pilną paveikslą gautum savo, nu, ne tik savo mintim, bet kad tu galėtum išaiškinti kažkam kitam, kaip viskas vyksta. Tai, nu jo, buvo daug laiko. Geras, nu įspūdinga istorija. 8 metai iki kol vat, yra kažkoks augimas. Čia yra visiška tiesa, žinai, ir visi labai nori išgirsti tą sėkmės istoriją. Tai sėkmės istorija yra juodas darbas. Užtrunka daug laiko ir jo, sakyčiau, 2 žodžiai – juodas darbas. Tai kiek uždirbai iš to pirmo projekto, prisimeni po 8 mėnesių? Jo, galėčiau pasakyti. Čia buvo namas, buvo sklypas, parduotas builderiui. Taip. Tai čia buvo gal 1,4 kaina dėl to. Tai mano komisiniai buvo gal ten aplink 70 tūkstančių. Kažkur ten. Tai žinai, taip geras. Geras jausmas. Geras jausmas po tiek laiko, kur nežinai, ar aš kažką gausiu ar ne. Tai ar iš vis pavyks, ar čia aš gerai darau viską? Jo, tai buvo, aš iš šitą industriją taip ir ėjau dėl to, kad yra daug rizikos, bet irgi yra aukštas išmokėjimas irgi. Didelis potencialas, realiai. Aš žinau, kad visiems labai patinka skaičiai, ypač lietuviams, žinai, viskas, kas su pinigais, kiek kas kainuoja, labai patinka. Tai pakalbėkime apie realius skaičius. Gerai.
Tai kiek iš tikrųjų kainuotų, ir aš norėčiau apsiriboti Los Andželo ribomis, todėl kad žmonės suprastų, paaiškinkim jiem, kad Los Andželas yra labai didžiulis miestas su labai skirtingais rajonais, tu čia jautiesi vos ne kaip, nežinau, miestelėje su priemiesčiais. Nu bent jau man toks jausmas, nes aš gyvenu downtown'e, nuvažiuoju į Hollywoodą, kitas pasaulis. Nuvažiuoju į Brentwood, kitas pasaulis. Pacific Palisades, Santa Monica, nu ta prasme, dėl to tas mūsų miestas yra toks, nu tikrai išskirtinis, nes čia gali visos kultūros atrasti save, tikrai ras savo vietą, ar ne? Bet kalbant apie nekilnojamo turto kainas, kad nenuklysti labai lankas, tai apsiribokime tik Los Andželu. Tai kiek kainuotų entry level prieinamos kainos būstas Los Andžele? Čia irgi įdomus klausimas ir jeigu tiesiai šviesiai tau atsakyti, sakyčiau, kad yra manoma surasti namą, kur gali gyventi jame už gal 400 000, bet aišku, čia tikriausiai ir arčiausiai bus gal tas priemiestis Compton, kur yra daug raperių dainų. Tai čia, nu taip, nėra toks saugus, bet žinai, jeigu mes turim tą irgi detalę, kad yra rajonas, kur gali gyventi saugiai, tai sakyčiau, įmanoma namą on average nupirkti gal, sakom, dvigubai iš tą 800. Supratau, tai nėra taip jau visiškai blogai. Jo, čia gal irgi yra gal antrasis mitas apie Los Andželio nekilnojamą turtą, kad jo, yra manoma surasti kainos, kur yra gal, nu, palyginti galima su lietuviško nekilnojamo turto. Taip, nes kainos dabar Lietuvoje yra kosminės. Jeigu galėčiau dar duoti savo patyrimą, geresniam rajone gauti tą paprastą namą, tai tikriausiai tos kainos bus arčiau 1,7 plius minus. Ten jau, kad yra normalus rajonas, geros mokyklos, gali normaliai pasivaikščioti ir gal nėra toks labai tolasis atstumas nuo darbo, ar kur tu neturi labai ilgai važiuoti. Tai, matai, yra labai daug tokių levelių, kur, žinai, galim kalbėti apie kainos. Taip, ir tas toks jau geresnis rajonas, tarkim, būtų tavo rekomendacija, jeigu mano biudžetas būtų tarp 1 ar 2 milijonų, kokia būtų tavo rekomendacija, nes aišku, visi svajoja gyventi Beverly Hillse, bet ne visi turi tokį biudžetą, bet tarkim. Jo, The Valley. Kur yra Sherman Oaks, ar ne? Exactly. Ir ten irgi gražių namų yra ant kalno ir ten, ta prasme, tikrai galima rasti gražų būstą. Taip, ir tam Valley ten sako, kad yra aplink 1 milijoną gyventojų, tai šiaip yra labai didžiulė vieta. Gerai, tai pakalbėjom apie šitą entry level. Koks būtų maždaug vidutinės klasės šeimos namas? Kokia kaina maždaug būtų? Tai jeigu mes sakom, kad yra 4 kambariai, 5 tualetai, ten nemažas, nedidelis. Optimalus tas toksai standartinis, ar ne? Tai čia Lietuvos kvadratais tikriausiai kokie 200 kvadratų, 250, 300 kvadratų namas. Jo, tai sakyčiau 2,5, kur ten jau, žinai, galima jokių remontų, galima nupirkti ir tą pačią dieną gyventi, nusikraustyti. Ir čia irgi įdomus dalykas, kad kaip aš žinau, Lietuvoje daug kas perka su baldais. Ar žmonės perka be baldų? Dažniausiai Lietuvoje žmonės perka plikas sienas ir ta dalinė apdaila yra labai skirtinga nuo čia. Marketas kitoks Amerikoje. Taip. Čia perkis viskas gatava, net nereikia galvoti apie tai. Bet jeigu mes kalbėtume apie luxury segmentą, tai čia jau kainos atžvilgių aišku, sky's the limit, bet mes į tuos limitus neįsim, nes visi žino, gali būti ir ten 100-200 milijonų, bet pradžia maždaug nuo kurios ribos? Jo, aš pasakysiu, ką aš matau ir ką mes pardavinėjom. Tai tas segmentas yra nuo 4 iki 5. Jau čia yra rajonai geri, aš galiu porą pavyzdžių pasakyti. Yra rajonai kaip Venice Beach, Mar Vista, Brentwood,
Jau čia jau gaunasi, žinai, mažoka kaina dėl Brentwood, nes čia jau gali tik sklypą rasti už tokią kainą. Rimtai, aš prisimenu COVID metu, bet vėlgi čia yra šitų serialų įtaka. Aš prisimenu, buvo Brentwood'e pardavinėjo $1 million listing ant šito serialo, pardavinėjo namus Brentwood'e už 5 milijonus, 5, 6, 7. Taip, aišku, Brentwood'as gali būti labai brangu, bet galima ten rasti aplink 5. Nu bent jau taip tenais parodė, bet čia vėlgi buvo 20 metai. Ir čia galėjo būti, kad gatvė buvo gal pagrindinė, labai garsi. Supratau. Nes, žinai, Brentwood'e gyvena žmonės kaip Travis Scott. Jo, Brentwood tai jau yra kažkas. Tai neįeina, nu tai tarkim šitas pusiau, ten nebent tu esi, kaip sakant, pasisekė loteriją, laimėjai arba sklypą gerą gavai, ten už 2 ir rezume baigsis tau ant 5-6, ar ne? Taip, tai gerai. Kokie dar būtų rajonai? Sakyčiau, Culver City, Los Feliz, kur yra lietuviška parapija, shout out. Ir sakyčiau, Burbank. Ir nu, daugiau čia mes einam nuo jūros toliau ir toliau nuo centro, nors Los Angeles nelabai turi centrą pagrindinį. Tai mano paskutinis klausimas šitoj temai būtų, kokiasgi vietos ir rajonai vis dar turi potencialą, tarkim, tai yra augantis rajonai, galbūt jaunom šeimom ar kažkas, kas galvoja investuoti, tai būtų geri rajonai pasižiūrėti. Yra pora. Aš galiu gal daugiau kalbėti apie namus, ne daugiabučius. Ir aš galiu atsakyti iš investicijos pusės, nes mes prieš 5 metus investavom daug vietų, o dabar tik tai ateina viena tokia kryptis, kur, žinai, tik make sense dar, žinai, kur ten gali nupirkti, pastatyti, parduoti ar net išnuomoti, tai čia viskas ateina West Side, kur yra Santa Monica, kur yra Westwood, kur UCLA yra Westchester. Aš sakyčiau, kad Westchester čia yra netoli nuo oro uosto Los Andželo, kur dar yra tokios įkandamos kainos ir kur turi labai daug dar potencialo augti. O visur kitur, tai jeigu laikytum ilgai, viskas su nekilnojamo turtu ir laikas labai susijęs, nes, žinai, viskas auga per laiką, bet dabar sakyčiau, kad daugiau West Side yra šiaip saugiau. Jeigu yra kažkokie ekonomijos blogi laikai, ten mažiau krenta, jeigu palyginti su toliau, kaip sakant, Palmdale, kur ten yra dykuma, kur ten yra daug daugiau rizikos, kad gali nukristi. So, sakyčiau, kad West Side, Los Andžele. Tai kadangi prieš šitą epizodą aš dariau iš tikrųjų klausimus atsakymus, turiu nemažai tau paruošusi klausimų, įtraukusi į temas būtent tai, kas įdomu mūsų klausytojams. Tai pirmas klausimas, kurį labai norėčiau užduoti, tai kiek iš tikrųjų kainuoja išlaikymas nekilnojamo turto Los Andžele? Čia labai geras klausimas. Sakyčiau, labai priklauso nuo kokio meto statybos. Ir sakyčiau, irgi nuo dydžio, bet Los Andžele yra neblogas miestas turėti nekilnojamą turtą, nes čia nesninga, čia nedaug lyja, tai šiaip nėra toks blogas, sakyčiau, bet vis tiek ten, jeigu tu nedarai tą išlaikymą, tai bus kažkada ateityje bus blogiau, nes ten reikės remontus daryti, bet jeigu mes kalbam apie paprastą namą, ten reikia ten stogus pakeisti ten kažkiek metų, ten reikia dažyti, ar jeigu turi medieną, reikia ten daryti tą staining. Ir, sakyčiau, normalų maintenance. Aš šitą žinau, nes mes turim dabar, bandom pardavinėti šitą servisą, tai gali kainuoti nuo 5 iki 7 tūkstančių metus. Jeigu yra, Tai čia nėra tai baisu iš tikrųjų. Nėra, bet jeigu nedarysi to, bus daug brangiau daryti visokius remontus. Matai, aš kadangi esu visą gyvenimą gyvenusi bute, su tėvais mes gyvenom bute, tėvai kraustėsi, bet jie visą laiką kraustėsi butus, pati įsigijau butą.
Tai man ta visa priežiūra, tai ten šiaip plius minus nelabai kokios priežiūros yra. Vat kai butas buvo tuščias, užkalkėjo kranai. Tai žinai, maždaug vat taip, bet kas liečia namą ir žmonės, kurie turi ir Lietuvoje namą, vat įdomu palyginti, kiek kainuoja čia, vat, tai čia tas išlaikymas, tai ta priežiūra, ar ne? Tai čia yra tik viena maža dalis mūsų šito segmento, nes paskui eina mokesčiai ir taip toliau. Tai namo priežiūra čia maždaug vidutiniškai taip įsivaizduot, kad apie 70 000 metus, priklausomai nuo dydžio. Jeigu labai didelis, tai vėlgi, jeigu yra baseinas, tai čia namas su baseinu, be baseino, ar čia yra tiesiog elementarūs kažkokie pašpakliavimai, atnaujinimai ir prižiūrėjimai. Elementarūs. Ir čia angliškai yra žodis tas preventative maintenance. Ir, tokie elementarūs, bet reikalingi. Supratau. Kokie yra mokesčiai išlaikyti nekilnojamą turtą? Tai pakalbėkime apie tos skaičius. Namas 2 milijonai. Kiek kainuoja per metus turėti namą? Tai pradedam nuo brangiausio mokesčio, tai yra taksai dėl 2 milijonų pirkimo kainos, tai čia bus maždaug 26 000 į metus tik tai dėl taksų. Dar yra insurance, kur kainuoja draudimas, kur gali kainuoti iš tokio namo gal 8. Dar yra, priklauso ar tu turi paskolą ar ne, bet sakom, kad čia neturi paskolos, bet dar yra tas prižiūrėjimas, sodininkas ir dar visokie ten purškimai dėl vabalų, tai mes jau čia... Nuo vorų, nuo gyvačių. Taip. Ir tai čia jau esame... Mes kur? 26. Jau, aplink 10 maintenance, 36. Artėjom 40. Tai va. Tai čia tik tai už priežiūrą. Tik tai už priežiūrą. Dabar jeigu tavo namas yra kažkur kalnuose, kur yra gaisro rizika, tu moki atskirą draudimą už gaisrą. Taip, yra, nes dėl turėjom labai didžiulius gaisrus čia prieš metus, tai čia labai pakėlė kainos dėl to. Ir šiaip ten turi daryti papildomos priežiūros, kad ten turi pjaustyti medžius, krūmus, kad nebūtų arti namo. Ir dar vienas dalyko, kur mes nekalbėjom, kas vyksta LA, tai yra žemės drebėjimai. Tai yra visokie papildomai draudimai, kur gali gauti. Ir dar yra papildomai namo prižiūrėjimą, kad ten turi patvirtinti pamatus visokius. Tai yra šiaip daug reikalų prižiūrėti. Tai ar būna iš tikrųjų atveju, kada žmonės įsigyja nekilnojamą turtą ir pasirodo neįsivertina išlaidų, kiek reikės jam išlaikyti? Dažnai būna. Ir šiaip, jeigu kalbėčiau iš investicijos pusės, yra daug investuotojų, kur ten ar nesuskaičiavo, kiek reikės išleis, arba tik nesuskaičiavo, kiek laiko turės įdėti. Tai būna, kad jie arba viską išleidžia ir dar projektas nepabaigtas ir turi parduoti. Nes neužtenka pinigų. Neužtenka. Tai aš daug kalbu iš investicijos pusės, bet prieinam nuo pirmo mūsų komentaro, kad yra, kas yra pigiau, ar pirkti ir turėti, ar nuomoti, tai šitie skaičiai labai tokie įdomus, kai pasižiūri, žinai, kas geriau, kas yra pigiau. Pavyzdžiui, mano draugai, labai turtingi žmonės, vyras, sėkmingas verslininkas, jie nuomavosi kelis metus namus Los Andžele ir jie nuomavosi namą Bel Air. Didelis namas, labai gražus ir nuomos kaina mėnesiui buvo 50 000. Ir man tai atrodė, kokia nesąmonė, kaip taip gali būti, kad gali žmogus išmesti tiek pinigų į namą, ar ne? Bet tada mes pradėjom kalbėti ir jisai sako, man vien property taksai kainuotų vos ne tiek pat, kiek nuoma šito namo, jeigu aš jį turėčiau. Nes kai tu nori gyventi tame lygyje, nes kaip ir iš esmės gali sau leisti, ar ne, tad, tarkim, esi vertas 500 milijonų ir, tarkim, gali sau leisti būstą už 30-40 milijonų, ar ne, būstą namą. Tai kiek tau reikia papildomai išleisti, kad tik tą namą turėti, nuoma iš esmės kaip ir tau
tada logiškas variantas, nes tau nereikia nieko rūpintis, jeigu sudegs, tai ne tavo namai sudegs, jeigu kažkas sulūš, žemės drebėjimas įskils sienos, tai tau nereikia nieko rūpintis. Tai vat, aš labai gerai suprantu, ką tu sakai ir labai dažnai žmonėm yra nesuprantama, kaip aš, tarkim, dalinuosi apie nekilnojamą turtą, kas čia darosi, jiem atrodo čia kaip iš kosmoso srities, ta prasme, kaip galima mesti nuomai tiek daug pinigų. Tai sekantis klausimas, ką norėčiau tavęs paklausti, vis tiek, kadangi jūs jau ir pardavinėjate ir vystot ir statot, tai procentaliai kiek sandorių daugiausia vyksta kešų ir kiek procentaliai paskola? Labai įdomus klausimas. Aš sakyčiau, aplamai tai daugiausiai nėra kešo, yra daugiausiai, kad žmonės perka su paskolom, bet jeigu mes žiūrime tą luxury market, kur galim sakyti 5 milijonai plus, tai sakyčiau, kad gali būti 50-50, kad pusė būna... Pusė taip, ar ne? Jo, ir ta pusė, kur ne, tai jie vis tiek skolinasi iš savo to, visokių ten accounts, kur yra, visokie ten stokai, arba ten, žinai, savo investicijas ir gauna paskolą nuo tų. Tai nėra tokia paprasta nekilnojamo turto paskola, nes jiem yra daug paprasčiau pirkti, yra mažiau visokių ten ekstra dalykų, kur reikia daryti dėl pirkimo ir lengviau įsigyti. Gal yra irgi įdomu pakalbėti Los Andželo tas taksas, kur vadinasi tas mansion tax, kur yra papildomas taksas, jeigu namas yra parduotas virš 5,3 milijonų, tai yra 4,5%, kur reikia sumokėti į miestą. Dar papildomai, čia tie, kur paremti miestą mūsų. Ir tas paremimas miesto, tai yra ten statyti tas, ne tik kad affordable housing, bet tipo, kad padėti benamiam išnešti jos iš gatvės ir įdėti jos į tos apartmentinius butus naujus. Supratau. Bet čia labai sužlugdė tą visą luxury market Los Andželo, nes yra mažiau builderių, kur nori statyti jų, ir yra mažiau pardavėjų, kur nori parduoti savo namus. Taip. Tai čia sakyčiau, kad yra žiauriai blogas dalykas ir nebuvo jokių naujų projektų dėl tų benamių, nežinau, čia teisingai sakau lietuviškai, bet labai sužlugdė, sakyčiau. Taip, aš šitą esu irgi girdėjus, kad kažkaip visi dabar laikosi atogiau nuo Los Andželo nekilnojamo turto, nes niekas nežino, kas čia bus. Ir tie mansion taxes, o tai jie balsuos dabar, jie nori pakelti dar, nes yra mansion taxes, tai mes šitą jau turim. O dabar šitas papildomas bus čia kas ir kiek procentų? Tai jeigu žmogus turi virš milijardą net worth. Jeigu jisai, tai žodžiu, jeigu jisai yra vertas jau dabar tavo asmeninė, tai jeigu tu esi registruotas čia ir gyveni čia ir tu esi ten, pavyzdžiui, vertas milijardo? Tai yra 1% taksas vienu metu, bet visi žinom, kad čia niekada nebus vienas kartas. Ir kaip žiūrime į Kaliforniją, tai ką jie darys su tą fondu, tai tikrai nieko gero, nes taip viskas ateina ir niekas nepasikeičia. Čia šita valstybė tiek daug pinigų išleido, kad sutvarkyti tą visą problemą nuo homelessness, nuo to, bet čia skaičiai tik tai eina į viršų ir niekas nepasikeičia. Tai pora labai daug žymių žmonių iš šitos valstybės išsikraustė tik dėl to, nes viskas prasidės nuo šiais metais. Tai jeigu tu gyveni Kalifornijoje nuo sausio 1 dienos, tai tave gali pataksinti. Pataksinti, žodžiu. Gali laiškelį gauti, susimokėti, ar ne? Taip. Taip, ir čia įeina ir tavo papuošalai, ir rankinukai, ir viskas. Lėktuvai, jachtai ir vis. Supratau, smagu. Tai dar vienas įdomus klausimas iš auditorijos buvo, ar kitos pilietybės žmonės gali pirkti nekilnojamą turtą JAV? Galima, yra papildomų dokumentų, kur reikia išsipildyti. Mes parduodam, sakyčiau, gal 50% žmonių iš kitų valstybių. Tai ne valstijų, bet valstybių. Valstybių.
tiesiog kitataučiai. Prancūzijos, iš Anglijos, iš kitų Azijos kraštų. Tai daug turim, kur perka namus čia ir nėra, kad jie čia pagrindiniai namai yra jų. Jie tik turi, yra klasė žmonių, kur jie nenamoja, jie perka viską. Supratau. Ar yra kažkokia specifinė darbo sritis, profesija, kur daugiausia klientų ateina? Ar tai yra verslininkai, ar tai yra Hollywoodo žvaigždės? Kas yra jūsų pirkėjai? Nori kažką juokingo išgirsti? Paskutiniu metu pas mus klientai, kur perka daugiausiai, tas luxury namus, tai yra affordable housing developeriai, kur stato tos namus. Taip. Tai yra jie iš vienų ir kiti yra advokatai. Noriu truputį pasidalinti su tavim, ką aš žinau ir tu tikriausiai man pritarsi, bet aišku, kadangi mano žinios daugiausiai yra apartmentus, tu dirbi daugiausia su nuosavais namais, ar ne? Tai labai bus fainas apsikeitimas. Tai kad žmonės suprastų, kaip sudėtinga vystyti čia projektus Kalifornijoje. Tai kai pastatomas yra projektas, 3 metus ar 5 metus įsigyja nekilnojamą turtą, apartamentus, butą, žmonės gali paduoti tave į teismą. Ir tai 99,9% įvyksta visada, tai kada tie gyventojai paduoda į teismą vystytojus. Nes yra atskiros draudimo kompanijos, kurios eina pas tuos žmonės ir jiems siūlo paduoti developerius į teismą. Tai įsivaizduok, dabar kaip tik mano vyras gavo ieškinį, nes tai yra absoliutus standartas ir noriu tik tai papasakoti, kaip vyksta visa sistema. Ne dėl to, kad tame bute kažkas yra blogai, ko negalima sutvarkyti. Viską galima sutvarkyti, bet kaip įstatymai gina įstatymą, ar ne? Yra atskira draudimo kompanija, kurie eina ir ragina paduoti developerius į teismą. Developeriai turi savo draudimą, kurie saugo juos, kai juos paduos į teismą, jie su tuo tvarkysis ir jie jau moka didžiulius pinigus, kad išmokinėti tas, žodžiu, išmokas. Ir aš, kai tai sužinau, aš sakau, bet čia nesąmonė, kaip taip gali būti. Tai gerai, tai jeigu ten, pavyzdžiui, varva kažkas, sugedo, tai gerai, tai ateina brigada ir sutvarko. Ne, čia ir yra visa ta užburta sistema, kaip visas šitas steitas vyksta. Vieni kitus paduoda į teismą, turi draudimus, kurie atstovauja ir kas iš to laimi? Draudėjai, nes jie gauna daugiausia pinigų. Tai gauna ir tas savininkas, jam yra galimybė išsikešinti kažkiek, gauna draudimas ir developeriai tada turi, bet jie tai nieko negauna realiai, jie tiesiog moka tą draudimą ir tas draudimas, kaip sakant, išmoka tas kompensacijas. Kokio lygio tai yra skemas? This is America. Welcome to America. Bet Kolorade jau visus užkniso ir jie nubalsavo, kad taip negali būti. Jie gali paduoti teismą, žodžiu, tada, kada yra nesutvarkoma. Jeigu piktybiškai yra nesutvarkomas ten tas butas ar tas namas, tada tu gali paduoti teismą. Nėra taip, kad čia, žinai, vieni kitus pasiduosim į teismą, išsikešinsim pinigų ir tipo, o tas developeris vargšas sėdi, žinai, ir ten sumokės. Aš nežinau, kiek jie moka draudimui, kiek milijonų ten turėtų atskaityti tam, nes be draudimo tu realiai tau ragas yra. Jo, ir dėl tos priežasties yra, kodėl mes nestatom butų, dėl namavimo ar net namų nuomoti, nes dar vienas dalykas, kad, žinai, gyventojus gali sustoti mokėti ir nėra taip lengva jį kitą dieną ar kitą mėnesį, iškelti. Šiaip gali būti porą mėnesių procesas, gali būti iki 6 arba 9. Ir kas būna, jeigu yra 100 tų unitų ir pusė ar net 30% sustoja mokėti, kur tai viskas gali buvo labai daug. Taip. Daug kartų vyksta taip. Taip. Ar yra kažkokios specifinės sąlygos, ko užsieniečiai nežino ar turėtų žinoti, jeigu norėtų įsigyti nekilnojamą turtą? Reikia, sakyčiau, viskas prasideda nuo vietos. Kaip sako, location. Aha, čia vieta. Vieta. Viskas prasideda nuo to ir šiaip labai priklauso nuo kokios štatos esi, nes yra
yra mėlynos štatos ir yra raudonos štatos. Tai mėlynas yra demokratai, raudonas yra respublikonai. Yra daug kompanijų, kur aš kalbu ir pažįstu, kur jie nestato nieko, kur yra mėlyna, jie tik tai eina ir daro projektus tos didžiulius, kur yra respublikonai, nes ten yra labai daug lengvesnių įstatymų. Taip. Kur padeda developeriam daugiau. Taip. Ir nėra, kad čia, kai jie nori ateiti ir ištraukti kiek įmanoma pinigų, bet tik šiaip yra lengviau statyti, yra mažiau taksų mokėti ir jie gali šiaip daugiau pastatyti, kur miestas gali gauti daugiau pozityvių dalykų, jeigu Taip. iš čia. Tai aš taip galiu atsakyti šitą klausimą. Aš visą laiką vyrui sakau, kodėl tu čia, sakau, statai, bėk iš čia. Tai paskutinis, įsivaizduok, jo affordable housing bus statomas Kalifornijoje. Tai valstybė nubalsavo, ten, žodžius, laimėjo tą loteriją, gavo finansavimą. Tai bus labai gražus projektas, nuostabioje vietoje. Ir kad žmonės suprastų, kaip tai yra sudėtinga, yra vadinamos unions. Unions tai yra tos, kaip čia pasakyti, kaiminystės, kurios gali tavo projektą užbuikotuoti. Tai įsivaizduok, viskas nuėjo iki tokio absurdo, kad nes yra tam tikri įstatymai, kad kai gaunamas leidimas statyti per kažkokį tai laiką, tave kaiminystė gali apeliuoti, kad tau sutrukdyti. Ir kad jie žinotų, kad tas projektas vyksta, jie turi būti teisingai iškomunikuota, kad čia bus tas projektas. Ir jie prisikabino, kad jie tipo nematė, jie nespėjo apeliuoti ir jų apeliacija affordable housing, jie viską darė, kad sužlugdyti šitą projektą ir jie turėjo papildomą žodžių svarstymą. Ten buvo toks siaubas ir aš sakau, bet tai šitie žmonės yra besmegeniai. Kaip galima stabdyti projektą, kuris yra naujas ir jis yra draugiška kaina. Taigi jiem patiems nuo to bus geriau. Ne, jie matai trukdo vaizdui, žinai. Tai viskas gali nueiti iki tokių absurdų, tai aš visiškai sutinku, ką tu sakai, kad labai daugybė vystytojų, jie net nenori čia Kalifornijoje nieko daryti, nes yra neįmanoma. Ta prasme, tie įstatymai jie vienas su kitu pjaunasi. Žodžiu, kažkai nesąmonė gaunasi, žinai. Aš irgi noriu, kad čia klausytojai galvotų, kad kas čia vyksta Kalifornijoje ir Los Andžele. Vis tiek yra daug pozityvių dalykų, bet manau, kad dėl to yra toks geras oras, tokie geri žmonės, kad būna tokie dalykai. Taip, mes su to dilinam. Taip, bet jau kai įveiki tą, žinai, ir kai jau pastatai tu tą projektą, tai labai gera būna, žinai, ir tikrai žmonės laimingi vertina ir sumoka už tai. Dar vienas auditorijos klausimas buvo apie pelną. Ar ne? Kaip maždaug galim nupasakoti ir tu iš savo patirties, kadangi jūs statot ir parduodat, kokia yra įprastinė pelno marža parduodant? Aš atsakysiu labai įdomiai, nes buvo didžiulė banga investuotojų nuo COVID-o 2020 metų iki gal 23, kur, žinai, tie maržai buvo nuo gal 70–100%, nes buvo tokia banga irgi pirkėjų, bet dabar aš galiu sakyti, kad dauguma gali ir būti nulis, nes marketas labai pasikeitė. Bet mano kompanija, mes taip labai saugiai perkam, nes viskas prasideda nuo pirkimo. Taip. Mes matom nuo 25 iki 35% nuo palūkanos, kur, žinai, nuo tos investicijos. Supratau. Kada sandoris laikomas geru, o kada daugiau rizikingas? Mes galim dabar sakyti, kad ateiname labai tokį įdomų laiką, kur nežinia, kur čia einam su AI, su pasaulio pasikeitimo, tas changing world order. Bus įdomu, kur viskas nueis, bet dabar yra labai tokie rizikingi laikai ir dėl to, kaip aš galėčiau sugrįžti į tą vietą. Vieną vietą gali, sakom, nukristi gal 5%, gal ir 0. Pavyzdys yra Manhattan Beach. Labai gražu Manhattan Beach, beje. Jo. Arba jeigu palygini kitą vietą, kur ten labai daug yra spekulantų, jie labai daug supirko ir ten gali daug daugiau nukristi, bet sakyčiau dabar tokie laikai rizikingi, bet jeigu turi gerą produktą, kai mes kalbėjom anksčiau,
be kokybiška, arba ten gerai sugalvota ir yra geroj vietoj, visados bus pirkėjas. Tai galim teikti, kad vis dar galima uždirbti iš to? Taip, be abejo. Galima. O jeigu klausčiau, ar galima uždirbti taip kaip anksčiau? Aš meluočiau, jeigu sakyčiau taip, bet visko gali būti. Aš tau galiu parodyti pavyzdžių, kur žmonės arba investuotojai labai daug uždirbo blogam laikė ir galiu parodyti daug pavyzdžių, kur žmonės labai mažai uždirbo labai geram laikė. Tai čia daug priklauso prie to. Labai teisingai pasakėjai. Ir žinai, vienas labai nuostabus dalykas, kas liečia Los Andželą, San Franciską ir visus šitus miestus, net kai ateina blogas periodas, tie miestai visada daro comeback. Tas pats ir su New Yorku beje, nes, kaip sako, žemės nepasidaugina. Jinai tiek, kiek jos yra, tiek jos yra. Yra tokie miestai ir štatai, kur yra labai rizikinga statyti. Tai, pavyzdžiui, žinau, kad labai rizikinga yra Las Vegasas, Nevada, paskui Miamis, ten, kur yra nusidriekę laukai žemės. Ten ir lengva statyti, bet ten ir rizikos yra didelės. Arba yra tik tai viena industrija, kaip Las Vegas, kaip ten per COVID uždarė visus kasinos ir visos negalėdama keliauti, tai ten viskas labai nukrito po biškį. Taip, Los Andželas vis tiek, tai mes galim sakyti, be šou biznio, čia yra ir verslas, ir šou biznis, ir investavimas, ta prasme, tai nėra tik tai Hollywoodas, ant ko viskas laikosi. Nesibaigiantis miestas. Nesibaigiantis miestas, labai geras pasakymas. Tai kadangi prieš mums susitinkat, mes susitikom viename iš tavo projektų. Iš tikrųjų labai noriu padėkoti, kad pasikvietei, parodei ir labai džiaugiuosi ir sveikinu, kad šitas projektas jau parduotas. Tai noriu, kad papasakotum daugiau truputėlį apie pačią eigą. Galbūt galėtum pasidalinti šiek tiek, kiek užtrunka statybų procesas, kiek būtent, tarkim, kalbant apie šį namą, kalbėkim tik apie šitą, nes man teko jį pamatyti, kada jūs pradėjot nuo žemės pirkimo, kaip tai atrodė, iki to galutinio jau pardavimo. Jo, šitas namas yra labai gražus ir norėčiau pasakyti, čia ne tik vienas, kad čia buvo 2 namai, vienas šalia nuo kito, bet čia irgi buvo labai blogas pavyzdys, nes mes buvom užstrigę. Čia nuo pirkimo ir pardavimo užtruko 4 metai, nes daugiausia problemų buvo miestas, nes čia buvo dar tas COVID laikas, kur ten gauti permitus, žiauriai užstrigo viskas, Taip. Bet kai pagaliau gavom permitus, kur, galiu sakyti, užtruko gal 1,5 metų iki 2 metų gauti permitus, mes pastatėm tą namą irgi per 1,5 metų. Tai ir buvo ne tik vienas, bet 2 namai ir, žinai, biški irgi užstrigo pardavimas, nes mes padėjom ant marketo prieš Kalėdas, prieš visos šventės, tai, žinai, kas galėjo blogai įvykti, įvyko, bet kaip yra pasakyta, kad spaudimas padaro deimantus, tai mes per šitą periodą išvykom stipresni, bet jo, čia buvo žiauriai sudėtingas projektas, nes čia buvo ant kalno, mes kasėm į žemę padaryti basement, požeminio gyvenimo vietą. Ir viskas buvo dvigubai, nes buvo 2 projektai, tai ten turėjom, žinai, 300 trokų, kur turėjo švesti žemę, ten turėjom pastiprinti pamatus ten, kad kaimyno žemė nekristų ir šiaip buvo labai tokie, daug pamokų išmoksta iš šitų projektų, bet viskas buvo gerai ant galo ir labai įdomiem žmonėm pardavėm šitos namus ir šiaip tokie, aš irgi esu labai dėkingas, kad tu atvažiavai, pamatei, nes tokie mūsų vienu iš didžiausių projektų, kur esam padarę su šita kompanija. Tai čia vienas gal ir brangiausių projektų, kurį esat pardavę? Jo, šiaip yra antras brangiausias projektas, kur mes esam padarę. Koks brangiausias buvo projektas? Mes jį pardavėm iš tikrųjų už 10 milijonų prieš porą mėnesių. Ir galiu pasakyti, kad čia buvo kliento antras namas ir mes tam pačiam klientui statom dabar 3 namą. Tai čia gal irgi pavyzdys, kad kai klientas kažką mėgsta, gali labai ilgai su tavim dirbti.
Geras, tai čia tikriausiai labai didelis komplimentas tau ir tavo kompanijai, kad jūs turite tokių sugrįžtančių klientų, kurie stato ne vieną, ne du namus, o jau trečią. Jo, man yra tai didžiulis komplimentas ir kaip tu statai namą ir parduodi namus, tu labai padarai tokį ryšį, draugystę, tai pasitikėjimą, viską. Jo, nes yra labai daug judančių dalykų, kur mes tik bandom kuo greičiau, kuo geriau viską padaryti. Kur dažniausiai stringa projektai? Mieste. Tai reiškia su leidimais. Su leidimais, su inspekcijom. Miestas tai nėra privačia kompanija, jie neturi jokio intereso greičiau daryti dalykus ir yra gaila, nes jeigu mes galėtumėm greičiau statyti ir greičiau jį pabaigti, tai čia visiems būtų geriau. Geriau statybininkam, nes mes porą šimtų žmonių pasamdom, kad statytų vieną projektą, tai ekonomai būtų geriau, bet gaila, kad miestas taip nežiūri, tai taip pat kaip mes. Tai pavyzdžiui, statyti ant kalno iš tikrųjų yra brangiau, ar ne? Yra daug brangiau, nes mes kalbam, nežinau, lietuviškom frazėm, bet grading. Grading, tai čia grading, žemės, digging, žemės iškasimas. Ir shoring, kur ten turim kasti giliai metalą, kad aš mačiau, tu rodai video kosmosas, kaip atrodo, kiek reikia iškasti ten. Jo, tai čia yra daug reikalų. Mes viską darom labai saugiai, nes yra žemės drebėjimai, čia yra kalnas, tai reikia labai stipriai viską išlaikyti. Ir mes viską darom gal 2 ar 3 daugiau, jeigu miestas reikalauja, kad nebūtų problemų. Nes mes tos namus mes duodam 10 metų garantiją ant tų visų sistemų ir mes taip labai stipriai žiūrime į saugumą. Ir pasitaiko kažkokių tais iššūkių per tos 10 metų? Visotos būna, nes mes statom su organiniam materials, kad yra mediena, yra viskas ten, žinai, iš gamtos. Tai irgi yra daug žmonių, kur daro ir būna visokių problemų, kur ateina iš kitų ir mes sutaisom jom. Mes sutaisom. Tai jeigu, tarkim, kalbant apie mūsų miesto greitį ir jeigu tai yra ne COVID, maždaug kiek nuo nupirkimo žemės ir iki išvystymo maždaug reikia laiko pastatyti? Los Andžele tai būna aplink 6 mėnesiai nuo pirkimo iki, kai jau gali su kasavais kasti. Santa Monikoje tai būna nuo 12 iki 14 mėnesių, nes ten daug viskas taip, nežinau, kitaip. Ir įsivaizduok, čia yra tas pats miestas, ar ne? Įsivaizduokit. Jo, bet žinai, miestas mieste turi savo tą departamentais, visokie kitaip. Bet labai priklauso, kur tu pradedi. Koks rajonas, žodžiu, ar ne? Tai tarkim, kiek reikėtų maždaug investicijų pastatyti kažkokį tai basic namą? Basic namą, jeigu aš kalbu apie statybos. Kaštus taip. Jo, nuo A iki Z viską pabaigti ir aš sakysiu angliškai tas namo dydis, bet yra 3000 kvadratinių pėdų, tai aš sakyčiau, už tokį namą jį būtų galima pastatyti aplink 2 milijonų. Ir čia su mūsų uždirbimu, su mūsų visą management mes galim, ir čia, žinai, kokybė irgi tokia, biškai geresnė. Truputį geresnė, bet čia viskas brangiau yra LA, Kalifornijoje, nes tas pats namas Teksase gali būti gal už 700. Man iš tikrųjų viskas taip įdomu apie nekilnojamą turtą, nes kaip ir sakiau, tai mano vyras žinai vysto, bet jis apartmentus, jisai nestato šitų nuosavų namų, bet taip pas mane viskas susiklosti, kad aš netyčia papuoliau su to nekilnojamu turtu ir aš vyrą įtraukiau, žodžiu, į namų statybas nuosavų ir jisai padėjo man suburti komandą, vieną geriausių čionais Los Andžele, kas būtent stato luxury segmentą. Taip gavosi, kad į mane kreipėsi viena dizainerių komanda, kuri ieškojo
būtent galimybių dirbti čia Amerikoje. Ir paskui taip gavosi, kad mano vieni draugai įsigijo namą, aš jas pasiūliau ir taip gavosi tas pirmas projektas, bet buvo jis labiau kosmetinis remontas. Nu, tas kosmetinis remontas paskui gavosi nelabai kosmetinis, žinai, kaip sako, mes tik norim virtuvę pakeisti ir tualetus. Tada, žinai, pusę namo išgriauni ir viens po kito, nes žinai, jau kai pradedi klibinti, tai tada nori viską naujai gražiai pasidaryti. Tai va, labai gražiai gavosi, iš tikrųjų puikus buvo darbas, bet tai nėra, žinai, 100% nuo A iki Z jų darbas. Ir taip gavosi, kad kadangi, žinai, vieni draugai gavosi patenkinti, ir gausiu tokią labai gerą rekomendaciją. Kiti mano draugai nusipirko namą Pacific Palisades, kuris dėja dabar sudegė. Prieš pat gaisrą mes jau rinkome baldus. Tai turėjo būti nuostabaus grožio namas ir tai buvo didžiausias malonumas dirbti, todėl kad ten nebuvo jokio biudžeto. Ir prie ko noriu privesti, kad kadangi mes kalbam apie kainas ir čia buvo auditorijos klausimas ir tu sakai pastatyti tokį vidutinį, net ten, tarkim, čiut geresnį namą reikia 2 milijonų. Žinai, kiek jam paskaičiavo už namo statybą? Baisu galvoti. Tai 10 000 kvadratinių pėdų. Tai tas namas buvo ant gated community. Tai reiškia kaip čia pasakyti? Su sargyba. Su apsauga, įvažiavimas į privačią teritoriją. Truputėlį ant kalno, tokio prancūziško šataus stiliaus namas. Ir ten turėjo būti, žinai, realiai ground up renovacija, kur ten palieka, žinai, stulpus, sienas biški pragriaus, viską nuo pagrindų ir visą dizainą keisda statys tenais, žodžiu, garažo dalį. Jiems kompanija paskaičiavo 70 milijonų. Ne, jiems kompanija paskaičiavo 50 milijonų. Už tokį remontą. Jeigu jie norėtų nugriauti namą ir statyti 10 000 pėdų namą tą patį, ta prasme tik tai savo išplanavimą turėti ir taip toliau, bet kvadratūra panašiai 70 milijonų. Čia tokios kainos yra. Tai va, taip gavosi, kad po to jie nusprendė, kad jie nori daryti tą antrą variantą, negriauti galutinai, bet renovuoti. Tai mano vyras subūrė kontraktorių komandą, aš paėmiau dizainerės, ir mes turėjom viską padaryti ir jau buvo nuostabus dizainas, žinai, padarytas, ten buvo tikrai įspūdinga, viskas labai gražiai, aš pasidalinsiu, parodysiu, gal ir netgi čia įkelsim, parodysim, kaip turėjo tas namas atrodyti. Ir mes jau rinkome baldus, jau surinkinėjo dizainerės baldus ir įvyko Pacific Palisades gaisrai. Tai noriu truputėlį pakalbėti apie tai, nes aš žinau, kad labai daug žmonių domėjosi tą temą. Aš tada prisimenu, kai aš kalbėjau, aš buvau tokia, žinai, aš jaučiausi taip, lyg tai mano namas sudegė. Aišku, man be galo gaila, nes tai būtų buvęs finansiškai nuostabus projektas man, be abejonės. Tas mano projektas būtų atvėręs man visai kitas duris ir aš jau čia planavau būti, nekilnojamo turto, ne brokerė, bet žinai, jau aš planavau labai didelius dalykus aplink tai ir beje, nelabai esu kam tai pasakojus viešai. Tai vat, ir taip gavosi, žinai, kad tau visą tai atėmė, žinai, ir buvo tiek daug pykčio manyje ir aišku, žinai, plus tai dar ir artima aplinka ir aš su to namu irgi buvau taip kažkaip man, žinai, toks buvo ryšys, nes ir ten ir šventėm, ir šventes, ir, žinai, ir jau ten planavom, kaip ten, žinai, viskas bus, tai buvo toks biški ir emotional attachment. Ir aš žinau, kad ir jūs esat nukentėję nuo gaisrų, papasako, kokia dabar yra situacija. Jo, čia... sorry, kad taip, žinai, projektas buvo, žinai, prarastas, bet čia tiek irgi daug kas prarado ir sunku apibūdinti žodžiais. Čia, žinai, kaip sakai, aš tik tai galiu 1% ir čia net tikriausiai neturiu teisės nei čia, žinai, dievagotis ar kažką, žmonės prarado iki savo albumų ten tokių emotional dalykų, prarado savo namus, tai žinai, tai nėra ką pasakyti. Viską prarado. Kaip dabar yra, tai paprastai pasakyti. Aš manau, kad Pacific Palisades atrodo dabar taip pat, kaip atrodė prieš 100 metų. Ir aš tau atsiųsiu tą nuotrauką, nes buvo nuotrauka padaryta prieš 100 metų, kur ten tik tai porą namų buvo ir ten pievos ir, žinai... Jokia infrastruktūra. Jo, ir tai
taip greitai papasakoti, aš buvau ten nuo pirmos dienos, nes mes 2 projektus praradom, kur irgi labai taip, jau mes buvom nuo 2 mėnesių nuo pabaigimo. Ir mes turėjom parduoti tą projektą ir jo vertė buvo 10 milijonų ir viskas sudegė. Bet čia irgi ne tas pats, kaip prarandi savo namą su viskom. Tai mes buvom ten Apsidraudę buvot? Jo, bet kaip esi builderis, tai nėra tas pats. Žinai, ten yra labai sudėtinga, bet kažkiek gavom ir, žinai, viskas kol kas, taip, pozityviai. Bet mes nuo pirmos dienos ten kalbėjom su kaimynais, su kitais draugais, nes ir mes irgi tam buvom pastatę porą namų prieš, tai mes buvom su visais, tai tą visą, emocija, žinai, mes buvom kaip, viską tą sugeriam, tai buvo tokie, irgi sugrįžo tie juodi laikai. Ir buvo tokie labai sunki metai, bet mes viską perėjom ir, žinai, nutarėm, kad atstatysim tą patį projektą ir šiaip tas projektas mes dar esam savininkai ir mes už porą mėnesių jau pradėsim atstatyti ir bus mūsų showroom dėl viso rajono ir mes jau turim ten, žinai, irgi klientų, gal jau dabar 12 ar 13 klientų, kur statom jų privačius namus. Tai mes taip bandom irgi būti tokie, žiūrim į pozityviai, į gerą pusę, kad čia viskas atstatysim, bus geriau, jeigu kas buvo, bet tą visą, aš net nežinau, kur pradėti kalbėti apie Civic Palisades, nes yra tiek daug visokių emocijų, blogų dalykų, kaip kurie žmonės lekia statyti, grįžti kuo greičiau, kaip kurie dar net negavo išdraudimo savo išmokėjimo ir jie laukia. Tai yra daug žmonių, kur parduoda ir yra daug žmonių, kur perka sklypus ir stato savo namus. Tai yra iš visų pusių daug kas vyksta ten. Ar miestas iš tikrųjų, kaip pasakyti, daro tai, ką jisai pažadėjo, greičiau tie leidimai yra išduoti? 2 klausimai, nes yra 2 miesto, 2 atskiri miestai. Tai vienas yra Los Andželo miestas, tai jie žiauriai greitai aprūvina tos planus. Kaip aš sakiau, paprastai užtrunka 6 mėnesiai. Ten, jeigu tu esi fire rebuild, kur atstatai nuo gaisro, tai jie per 60 dienų gauna permits. Tai čia super yra. Čia greitai. Taip. Bet yra antra dalis, kur yra Los Angeles County. Tai čia yra Malibu. Taip. O Dieve. Jie labai lėtai dirba. Jie gal užtrunka 4 mėnesiai, 5 mėnesiai. Ir mes turim vieną klientą, kur jis šiaip yra seniausias žmogus, kur atstatinėja savo namą. Jam yra 105 metai. 105 metai? Jo, ir, žinai, sunku tai šeimai sakyti, kad kodėl mes neturim tų, žinai, leidimų statyti. Tai šiaip yra gan tokia nelabai gera naujiena, bet mes turėtume šią savaitę gauti leidimus. Tai jo planas yra sugrįžti kuo greičiau. Ir šiaip yra labai įdomių tokių istorijų, kur mes klausom ir girdom. Kosmosas. Aš tikiuosi, kad, žinai, viskas vyks daug greičiau. Aišku, sakau, trauma yra tokia didelė. Aš net neįsivaizduoju, kaip žmonės jaučiasi, žinai, ir kiek iš jų tikrai nori ten grįžti, nes ta trauma, tai jinai yra tikrai labai didžiulė. Ir užtruks laiko. Užtruks laiko. Tai čia, kai sako, čia viską darysim, kad greit atstatyti, bet, žinai, kai yra stres major, force major situacija, visi gali žadėti daug, bet matai, kadangi Malibu, tai ten iš vis atskira respublika, jie ten, žinai, pirmiausia, tai reikėtų pasikeisti tuos medinius stulpus. Pradėkime nuo to, žinai, ir apsaugoti tą visą regioną nuo potencialių gaisrų. Viską galima preventinti ir galima daryti tam tikrus dalykus, bet, žinai, miškininkai ten visokie. Tai kiekviena mieste, pas mus irgi Lietuvoje, ten irgi su tais miškais visi ten kovoja ir ten visokių tų subtilybių yra. Tai pas mus irgi čia. Jo, vienas dalykas apie Los Andželą, kur šitas miestas biškai atbulai daro viską. 26 metais jie dar turi stulpus su elektrom kabeliais virš žemę. Kur jau galvotum, kad, taip, kaip ne tik, kad baisiai atrodo, bet gali būti daug pavojo ir šiaip dar tas nėra padarytas.
Bet iš kitos pusės irgi yra daug investicijų kompanijų, kur žiūri į šitą vietą ir jie irgi nori atidaryti fondus, kad pirkti sklypus dėl investicijos, nes kainos dabar yra nukritę gal 50%. 50%. Nuo kas buvo. Biški dabar kyla į viršų, bet, žinai, jeigu yra tokie numeriai, kaip kurie žmonės spekuliuoja, kad gali sugrįžti viskas per 5 metus, laikas parodys viską, bet vis tiek kažkada sugrįš. Tik laiko klausimas. Supratau. Nu, tikrai labai yra įdomu ir man, aš žinai, žiūriu ir stebiuosi ir laukiu, kas čia bus. Ir kai pagalvoju, laikas taip greitai bėga, žiūrėk, mes šiandien kalbam, o gaisrai kada įvyko, maždaug aplink šiuo momentu. Prieš 13 mėnesių. Prieš 13 mėnesių. Nu, tai va, tik buvo gal kokie 5 ar 7 namai pabaigti ir gal buvo 1700 leidimų išleista iš 6000 namų, kur sudegė. Tai yra žmonių, kas sugebėjo per metus laiko atsistatyti pilnai? Taip, bet pora tų namų yra kompanijos, kur jie jau turėjo leidimus prieš gaisrą. Supratau, tai jie tiesiog... Jie tik naudoja, ką turėjo. Ir viskas. Ir kaip kurie tokių buvo žmonių, kur norėjo paraginti visus kitus, kad sugrįžkim kuo greičiau. Bet šiaip už porą mėnesių gal bus daugiau tų pabaigtų, bet čia tik prasideda visas procesas. Supratau. Noriu pereiti apie linksmesnius dalykus. Tai kai aš pradžioje sakiau, kad tikriausiai mano auditorija ar bet kas žiūrės šitą podcastą, tikriausiai daugiausia apie Los Andželo nekilnojamą turtą žino iš serialų. Tai noriu truputėlį pakalbėti apie Hollywoodą, nes čia yra dalis hollywoodiniško tokio varianto ir dalis yra realybės. Tai noriu tavęs paklausti, kiek iš tikrųjų tie serialai, tokie kaip Selling Sunset, $1 Million Listing, atspindi realią Los Andželo rinką? Yra realybė, kad yra tokių namų. Tie klientai, kurie perka tos namus, jie gal ir mėgsta dramą, gal ir nori, kad jų gyvenimas būtų biški įdomesnis, bet yra realybė, kad yra tokių namų, bet kas vyksta per tos serialus, tai galėčiau sakyti, kad čia biški yra sugalvota temos. Perspausta, ar ne? Taip. Man $1 Million Listing, tai labai patikdavo žiūrėti, tai labiau tokia realybė, iš tikrųjų tai mano vyro projektai ten yra buvę. Nice. Tai va, tai labai faina supportinti ir, žinai, ir matyti tą, bet iš jo irgi aš daug esu girdėjus, kai jam reikėjo filmuotis ten, sako, viskas ten yra surežisuota, viskas ten yra sudėliota, žodžiu, nieko ten tikro nėra. Pardavimas irgi surežisuotas, žodžiu, visiškas Hollywoodas. Taip, ir pas mus irgi buvo kreipėsi Selling Sunset ateiti į mūsų projektus filmuotis, bet kaip producers atsiuntė tą kontraktą ir mes paskaitėm, mes iškart atsisakėm. Kas ten buvo kontrakte? Kad ten jie gali filmuoti, ką nori ir apie kompaniją apkalbėti, kaip tik tai nori. Kaip nori ir tu nieko neturi jokios kontrolės, kad jie ar blogai kalbėtų, ar gerai. Ir mums taip, žinai, mes nesame in show business, mes esame statybų kompanija ir taip, kad neturim kontrolės, kai mūsų brandas yra, pristatomas. Tai mums tas neįdomu, tai mes atsisakėm. Bet šiaip esam irgi dirbę su porą agentų už tų shows, tai, viskas gerai, bet tu dažniausiai ir nematai tų agentų per tą visą dylą. Tu nematai? Ne. Ateina, pasisako, bet, žinai, daugiausiai būna jų asistentai, ar ten irgi, žinai, management company, bet, viskas yra sukurta. Supratau. Tai tu gali teikti, kad šiaip, tarkim, tie realybės šou agentai padeda parduoti, ta prasme, tą nekilnojamą, ar čia yra tiesiog, žinai, šou dalis? Yra, nes, žinai, tie žmonės, kur perka tos namus per Selling Sunset, kur jie, yra nuo 20 milijonų iki 50, tai čia nėra jų vieninteliai namai, čia gal yra jų 10, gal mažiau, gal daugiau, bet jie turi, tiek daug gyvenime, kad tas procesas ateiti su tokia agente ar agentu, kad būtų, toks, žinai, kažkoks įdomesnis įvykis, tai, yra realybės, kad, žmonės tokie, jiems reikia turėti agentą, kur taip parodytų ne tik namą, bet, žinai, kas ateina su tuo namu. Žinai, yra toks kaip, nenoriu sakyti, kad čia ego. Kaip barteris?
Ne. Jo, bet taip, įrodyti kažką. Jie mėgsta tą rodyti. Nu, kad aš dirbu su žvaigžde. Jo. Ar aš bendrauju su žvaigžde. Nu, tai čia toksai, žinai, ką pažįstu ir su kuo dirbu. Jo, arba tą žvaigždę nori parodyti savo kitom žvaigždėm, kad žiūrėk į mano namą. Toks kaip, žinai, show off biški. Tai... Jo, su kuriom žvaigždėm iš tų serialų turėjęs esi kažką bendro? Su Altmanu esam darę dealą, mes esam rodę, irgi iš Oppenheim, tos grupės, tas Plikis. Plikis. Šitas Brad yra Brad and Jason. Jason, tai mes esam darę dealą su Jason, esam darę dealą su Josh Waltman. Ir, žinai, irgi tas Mary Fitzgerald, esam porą showingų darėm, tai, esam tam pačiam rate, bet mes biški taip, nėra, kad... Desperate esate, jo, ne? nesam, kad desperate ar bijom kamerų, bet taip, žinai, mes esam daugiau verslininkai, jeigu, žinai, tokie show business. Taip, mano vyras, žinok, lygiai taip pat, jisai nebėga ten, jo prašo, žinai, jisai buvo gavęs, dabar nebepamenu, ar tai buvo Tracy iš $1 Million, ar tai buvo kitas, buvo gavęs prašymą, kad pagyventų jo projektą, apie kurį tau pasakau, nemokamai už tipo reklamą. Jo. Tai ne, sakė, ne. Jo, tai sukasi, jo, tai čia kaip ir pas mus, žinai, sukasi visi, o šiaip aš tau papasakosiu apie Plikitą, žodžiu, juokingą istoriją. Tai žodžiu, su Jasonu ir mano vyras labai yra dirbęs daug kartų ir jisai gyvenęs yra jo projekte Los Andžele. Ir jis ir norėjo perimti ir pardavimus daryti, bet ten, žodžiu, jisai su Josh Altman dirbo, paskui ten, man atrodo, aš nebeprisimenu, ar Kompasas perėmė kažkas tai tokio. Tai, žodžiu, Jasoną, jeigu jūs norit sutikti Jasoną iš Selling Sunset ir būsite Los Andžele, jums reikia žinot, kur eiti. Į šitą klubą, kuris vadinasi Le Fleur Room, jis yra prie Lavo restorano, sekančios duris. Žinok, aš tau prisiekiu, jeigu aš lempiškai atsiduriu tam kokteilių bare, ten yra kaip kokteilių baras. Nes man iš vis Los Andželė, čia nėra klubų, čia iš vis toks, čia tokie kaip lounge'ai, žinai, vos ne. Tai jis visą laiką ten yra ir aš visą laiką žvengiu, sakau, jisai kaip ant membership'o, žinai, su šito. Tai mes prieš metus, ar čia prieš 1,5 metų, buvo toks vienas įvykis lakingas, buvom čia tokiam renginį, aš, mama buvo atvažiavus, mano vyras ir dar draugų pora, mes buvom tokiam renginį ir po to galvom, kur varom drinkams, varom į La Fleur Room. Žodžiu, aš tą vakarą kažkaip tai buvo, aš buvau labai girta. Žodžiu, aš prisigėriau žiauriai. Ta prasme, tikrai jau buvau tokia labai labai linksma. Vyras žvengė iš manęs, jam taip fainai, kad aš tokia, žinai. Ir ką, ir mama su manim, žinai. Ir mes ateinam į tą Fleur Room ir įsivaizduok, yra ten per vidurį tos tokios sofos, kur aplinkui eina tie, žinai, kur sėsti. Ir mes atsisėdam ir šalia mano mamos atsisėda Jasonas. Ir aš mamai, žinai, tipo į kalų, sakau, kas čia, sakau, šalia tavęs atsisėdo, mama sako, iš kur aš žinau, sakau, čia žvaigždė Holivudo. Ką, jinai irgi, žinai, porą kokteliukų išgerų, sako, jam tipo sako, gal galiu nuotrauką su tavim, žinai. O jinai, žinai, angliškai labai sunkiai kalba, bet kalba. Tai ką, žodžiu, nusifotkino jie. Tada kažkas man ten susišvietė, išsivedžiau aš į šokt, žodžiu, į aikštelę, apsukom ten ratus. Tada vyras mano atėjo, pasisveikino, žodžiu, ten buvo toks šou. Jo, bet jisai labai draugiškas, jisai labai cool yra, ta prasme, man patinka, nes jisai labai social. Jo yra visur. Jį Los Andželė, ta prasme, bet kur gali sutikti. Tai yra tikrai tas žmogus ir kadangi jis yra iš real estate pasaulio, tu niekada nežinai, gal aš turėsiu pardavėją, gal aš turėsiu projektą, gal aš turėsiu klientą, tai jis, žinai, labai yra protingas šitame dalyke. Tai va, nes yra tokių brokerių, kurie labai susireikšminė, jie tokiom, žinai, žvaigždėm jaučiasi, kad, oh my god, o dieve, galvoju, who cares, žinai, tas toksai biški yra susireikšminimo momentas, tikrai. Jasono brandas tikrai turi svorį, kur jeigu tu jį atvedi į kambarį, kur yra kažkoks dealas, potential, žinai, vis tiek tas daug ką reiškia. Ai, tai va, tai vis tiek visgi, ar ne, jisai yra tas žmogus, kuris išmano savo darbą ir jisai moka panaudoti gerai tą visą Hollywoodo fame. Jo, čia viskas, žinai, ką žinai ir kaip gerai žinai. Ar yra kažkoks segmentas, ten tarkim kalbant apie luxury segmentą, kur ten galėtume pasakyti, kad tyla truputį geriau negu viešumas yra?
Čia yra mano stilius. Aš bandau kalbėti Quiet mažiausiai luxury. kambarį. Bet čia yra tiek daug tų klientų, pardavėjų, pirkėjų, kad yra tiek pat agentų, kur jie susiranda, kas jiems yra geriau. Tai čia yra visokių skonių. Tai jeigu aš tavęs paklausčiau visgi mūsų rinkoje, Los Andželo būtent rinkoje, yra svarbiau kompetencija ar tavo asmeninis brandas? Už ką tu balsuotum? Noriu sakyti abudu, bet sakyčiau daugiau kompetencija, nes kartais daryti greitus sprendimus, teisingus, gali tave daugiau nuvesti, jeigu tavo tas brandas gali. Dar noriu tavęs iš tikrųjų paklausti, kadangi pats statymas, vystymas labai stipriai skiriasi nuo Lietuvos. Tu šiaip esi Lietuvoje buvęs? Taip esu. Kiek kartų esi buvęs? Daugiau jeigu 20. Aš gimiau Amerikoje, bet esu gyvenęs ten porą metų, kai man buvo labai mažai, bet bandau kiekvieną vasarą grįžti. Ir kai nuvyksti ten, aplankai kažkokius nekilnojamo turtus, pasižiūri, kaip kas statoma ir taip toliau, ar kažką prisilietęs esi prie Lietuvos nekilnojamo? Taip, mano dėdė labai daug investuoja, tai aš su jo visur važiuoju ir man parodo, labai daug esu išmokęs iš jo, tai kartu mes kartais važiuojam. Ir mano pusbrolis irgi daug stato visokių butų Klaipėdoj. Tai iš mano artimo šeimos daug vykstu. Tai žodžiu, tikrai gali palyginti LA rinką, Lietuva, ko žmonės nori ir matosi tie skirtumai. Tai pakalbėkim apie čia, kaip statomi yra namai. Galbūt tu galėtum pasakyti, kas yra must have, kad namas parsiduotų. Oh my god, aš tiek daug išmokau per paskutinius metus. Pasakok. Kiekvieną dieną kažką aš moksiu, bet jeigu mes taip labai tiesiogiai kalbam, aš sakyčiau virtuvę, kad būtų pakankamai didžiulė virtuvė ir to, kad būtų tas counter space pakankamai. Tai ta sala vadinama, jinai turi būti tokia tikrai gana didelė. Sala ir tik šiaip, kad, žinai, kad tas padėtų visur lėkščias ir tą. Turėti daug vietos storage, kad ne kad būtų sandėlys, bet kur galėtum lagaminus įdėti ir šiaip, žinai, paslėpti tos daiktus. Mano širdis dainuoja tavęs klausant, nes kiek aš ateinu, tai aš niekaip nesuprantu, kur šitie žmonės deda savo daiktus. Jie daiktų neturi. Ta prasme, aš nesuprantu. Kartais, žinok, man yra tekę būti, aš prisimenu Mulholland Drive, buvo toks projektas, 16 milijonų. Aš ateinu į šitą miegamąjį, aš nemoku to pasakyti, miegamasis, nemeluoju, kaip pusė mūsų šitos studijos, o drabužinė, tai va taip, kur čia dabar baigėsi pusė. Aš sakau, tai palaukit, jeigu aš turiu 16 lemų sumokėti už butą, tai kur man rūbus susikabinti? Ir niekada nėra toks žodis, kad yra per didelė. Niekada nebus per didelė. Nafik man tas balkonas, duokit man drabužinę, žinai, arba pavyzdžiui būna perdėtai didelė vonia, nesuprantu. Ir kartais ateinu ir galvoju, kas daro išplanavimus. Duokit man išplanuoti butą arba tą namą. Tai namo išplanavimas yra labai svarbu, ar ne? Labai svarbus. Ir taip galiu dar vieną tokį pavyzdį duoti, nes aš labai daug su šeimom pradėjau dirbti. Ir mes labai dažnai balkonus dedam į kambarius, tos antrieji ir trečiieji kambariai. Pasirodo, kad žmonės su vaikais nenori balkonai, kad jų vaikai turėtų balkonus. Jis gali daug lengviau, atsitikti kažkas, ar ne? Jo, atsitikti, ar pabėgti. Jau 10 žingsnių į priekį peržiūrė, ne? Jo, ir elevatoriai, taip prasideda būti daug svarbesni. Nes liftai, ar ne? Liftai, nes žmonės galvoja ilgiau gyvens, kad laiptai bus kažkada problema, ypač kaip yra 3 aukštai. Ir paskutinis dalykas, kiemas, kad yra daug svarbiau kiemo, jeigu kad didesnio namo. Ar instagraminis namas yra visada geras sprendimas? Taip. Tikrai? Nes, manau, gauni daug gerų tokių, priklauso koks klausimas, iš kokios pusės, iš dizaino taip, bet jeigu ten yra tik tai stiklas ir tik tai, žinai, gyveni akvariume, tai nėra praktikalu. Taip. Nėra praktiška, bet šiaip pardavimai parduoda, ar ne, tas grožis tikrai? Grožis jo, nes, žinai,
turi pirmą parduoti žmonai ir jeigu jai patinka, drabužinė ir pora kitų dalykų, tai, žinai, dylas uždarytas. Tai kas yra selling point? Virtuvė? Drabužinė? Taip, abudu. Ir sakyčiau, aplamai visas planavimas, žinai, kur virtuvė, kur yra valgyti, žinai, salionas, kur yra sėdėti, žiūrėti televizorių, žinai, visas aplanavimas, kad galima būtų gyventi, o ne taip, kad gyventum kažkokiam showroom. Taip, o kalbant apie luxury segmentą, kadangi aš pati lankiausi tavo $7 milijonų name, kurį jau pardavėt, apačioje jūs turite sauną, džimą, šitas kino kambarys, tai pakalbėkim truputėlį dar apie tai, tam tikram segmente yra tikriausiai tam tikri reikalavimai, kad tas namas turi turėti tam tikras erdves, kad jis parsiduotų už tos 7. Jo, mes ten turim sveikatos kampelį, kad ne tik pirtis, bet irgi tas, yra ta dry sauna ir steam room. Yra kino teatras, yra vaikam kampelis, kur gali nusiųsti tėvai. Ir dar svarbiausiai yra kambarys, kur vadinasi maid's room, kur ten auklė gyvena su visa šeima. Jis turi savo atskirą kambarį apačioj ir gali turėti savo irgi tokį kampelį. Tai šiaip gyvenimo stilius yra, ką mes matėm ir ką mes statom, ir apgalvojom, kad šitas namas yra, nereikia iš jo niekur išeiti. Čia viskas galima gyventi vienai vietoje. Geras. Tai žodžiu, yra tam tikri momentai, tu negali tiesiog susigalvoti, pastatysiu namą, žinai, kai Lietuvoje būna ten 4 kambariai, ten 3 kambariai, tiesiog šiaip tam, kad jis parsiduotų, visgi yra tam tikri reikalavimai, ką tas namas turi turėti. Taip, labai svarbu, ir mes statom daug namų ir mes klausom iš savininkų, ką jie nori. Jie, žinai, nori irgi, kad būtų golfo simuliatorius, kad, žinai, gali ten praktikuoti savo name, krepšinio salę, lauke, be abejo. Ir visi turi savo svarbumus ir ne, bet svarbiausia yra, kad yra apie šeimą, viskas apie šeimą. Tai dėl to, žinokit, ir nėra tų žmonių Los Andžele, kaip kartais būna atvažiuoja ten draugai iš Londono ir sako, kur žmonės, sako, kodėl gatvės tuščios. Nes viską jie susikuria namo erdvėj, savo namuose. Jie turi nuo sporto salių iki saunų ir jiem niekur važiuoti nereikia, nes tokiam dideliam mieste, nieks nenori sėdėti kamščiuose, žodžiu. O šiaip dar noriu paklausti, koks pagrindinis dalykas, kuris skiriasi ten, tarkim, tarp užsieniečių ir lietuvių. Ir šiaip esi lietuviams pardavęs namus? Dar ne. Dar ne? We will see. Tai tarkim, jeigu kalbėtume apie amerikiečius ir europiečius, tas skonis skiriasi šiek tiek? Skiriasi, nes europiečiai tikrai pastebi daugiau to, mes biškiminėm anksčiau, bet vaikščiu su to, padidinamu stiklu. Taip, tai jie tikriau žiūri daugiau kokybę, palyginti su amerikonais, kurie tik ateina, pamato kainą, pamato, žinai, tą didelį vaizdą ir gerai, liuks. Bet tie europiečiai tikrai, aš galiu pasakyti, kad esu rodęs daug kiniečiam namus, bet esu 0 pardavę, nes aš nežinau kartais, ar jiem patinka, ar jiem nepatinka. Negali suprasti, ar ne? Negali suprasti, labai tokie stipri negotiators. Dar vienas dalykas, ko pavyzdžiui žinau, kad tikrai Lietuvoje nėra ir tai nėra populiaru, tai yra namų apstatymas prieš parduodant. Tai yra labai brangus dalykas čia ir kartais tu gali išleisti net priklausomai nuo namo dydžio 100 000, 50 000 ir yra atskiros kompanijos, kurios užsiima. Tai vadinasi staging, ar ne? Tai aš mačiau tavo būtent šitą namą už 7 milijonus, ar ne, kaip jūs jį apstatėt ir kaip tik pagyriau, kad labai gražiai yra apstatyta ir sukurtas visas tas jaukumas. Tai kaip yra svarbus tas stagingas, nes man vyras sako, čia Amerikoje žmonės ateina į erdvę, jie negali niekaip įsivaizduoti, kaip jie ten jausis ir
žodžiu, jie nemato tų erdvių, nes mes perkam Lietuvoje sienas. Jiem čia reikia vos ne iki knygų, aksesuarų viską sudėliot, kaip jis pasijaustų, jei čia gyventų. Sukurti vaibą. Sukurti vaibą. Ir aš minėjau, ir aš mėgstu šitą dalyką sakyti, nes namas yra kaip graži moteris ir stagingas yra kaip make-up. Tai labai tai pakeičia viską ir kartais lengviau suprasti, žinai, kur aš dėsiu savo stalą, kokį čia sofą turės. Taip. Nežinau, gal čia gal žmonės neturi tos vizijos. Taip, bet šiaip čia yra geras biznis, nes kartais būna taip, kad parduoda tiesiog su visais baldais. Ir tu, žodžiu, parduoti su baldais ir pasiema viską ir jiems ten tinka, patinka ir tu tiesiog antiek tai yra, žinai, kaip Europa yra viskas apie custom made. Viskas, kas yra tau, tu išsirinkai spalvą, medį, žinai, užuolaidą, aksesuarus, o čia yra viskas apie laiką. Aš nenoriu su tuo tvarkytis, man yra kuo paprasčiau, kad būtų kuo mažiau galvos skausmo, patiko, atėjau, nusipirkau ir tik tai atsinešiau savo daiktus. Jo, tikrai yra visa industrija apie tai ir mes esam ne vieną kartą, ne antrą kartą, bet dažnai esam pardavę stagingą, gal nepilnai, bet yra pora kambarių, kur jie nori išsirinkti, nes ant pirmos dienos, kai atsikrausia, jau kažkas yra paruošta. Tai dėl laiko tikriausiai ir tik taip dėl paprastumo, kad mažiau galvoti. Tai kiek kainavo jūsų stagingas šitam namui? Namuoti, tai dėl to namo, kur mes matėm, dėl 3 mėnesių instaliavimas, išnešimas, tai kainavo 32 000. Bet čia, žinai, irgi yra 3 leveliai, bet čia tik dėl namavimas. Tai čia baldų nuoma, apstatymas ir žodžiu. Jo. Ir čia jau įeina tos paslaugos už sukūrimą dizaino, nes tuos baldus, pavyzdžiui, aš, žinok, yra labai kažkoks įdomus fenomenas. Aš esu tiek atrodo surišta su estetika ir aš kaip ateinu į drabužių parduotuvę, aš jau dabar matau, kas su kuo. Jeigu man reikia apstatyti būstą, aš žinok, atrodo, kad aš nebeturiu vaizduotės supratimo nieko. Man, kas liečia dizainą, aš tik tai matau, kad labai gražu. Gal galėčiau sofą fotelį išrinkti, bet apstatyti namą, tai čia reikia normalaus dizainerio. Taip. Ir šiaip man patinka mūsų vienas dizaineris, kur mes naudojam, nes jis mėgsta atnešti baldus ir pažiūrėti, kaip atrodo. Nes kartais nežinai, turi biškį Taip, atrodo, kad patiks. Jo, aš tikrųjų nesižiūriu, ar ne, reikia pakeisti. Tai aš labai panašiai toks stilius esu, nes aš kartais su vizija, kartais sunku man. Tai jeigu nematysi, kartais nesuprasi. Tai padeda kartais. Aš iš tikrųjų turėčiau pasakyti, kalbant apie tave, kad noriu pagirti, kad tu labai gerai kalbi lietuviškai. Ačiū. Tai čia tikriausiai kreditas tavo šeimai, ar ne? Taip, tikrai shout out mamai ir tėvui už tą, bet už tėvus, pirmiausiai už bendruomenę Los Andžele, čia tikrai yra daug lietuvių, yra parapija, yra šeštadieninė mokykla, yra skautai, yra aplamai visokie koncertai, lietuvių dienos, tikrai daug jėgos Lietuvos čia. Tai visas šitas kompleksas tau pavyko išlaikyti tą lietuvišką kalbą ir dar tai puikiai, ar ne? Taip, ir manau, kad irgi išlaiko tokią ramią sielą, nes jeigu nebūtų visko to, ką tik sakiau, sunku būtų įsivaizduoti, kaip čia gyventi Amerikoje, nes čia yra still the Wild West. Kaip tavo šeimoje iš vis buvo puoselėjamos lietuviškos tradicijos? Aš kaip suprantu, kad, kadangi tu paminėjai parapiją ir tiek daug visko, aš, žinai, gyvenu čia 5-6 metai, aš tikrai nesilankau dažnai toj parapijai, gal man tiesiog buvo keletas žmonių, kurie truputį gal demotivavo dėl parapijos ir aišku buvo COVID ir kažkaip tais vis tiek, kadangi atvykau čia, aš jau turėjau antrą pusę, jis yra amerikonas, tai kažkaip kaip ir ne kartu, nėra su kuo eiti, žinai, tai ir tų draugų visokiausių, nebūtinai tik lietuvių atsirado. Tai va taip kažkaip ir nenuvedė manęs gyvenimas ten, bet klausant tavęs ir matant, žinai, kaip ir lietuviškai puikiai kalbi ir matau tavyje tą tokią meilę, žinai, Lietuvai ir tom tradicijom, tai gal pasidalinsi, kaip tavo šeimoje, ar tu jauti, kad tos tradicijos buvo išlaikomos, arba ten tėvai sakytų, žinai, mes čia kaip lietuviai darysim taip ir taip. Jo, mes name nekalbėdavom angliškai,
tik tai lietuviškai, tai tas pirmiausias dalykas, vis tiek turim tos tradicijos kaip kūčios, Velykos, einam į bažnyčią ir taip pat kaip turim daug, mano tėvai daug lietuvių draugų turi. Ir, žinai, baliukai visados būna, tai, žinai, smagu susitikti su visais. Ir nežinau, kažkaip galiu tik būti laimingas, kad aš gimiau į tą ir aš nežinau nieko kito. Tai, bet vis tiek čia yra visi labai draugiški, LA lietuviai. Ir jeigu tikrai būtų momentas būti vietoj, kur daug lietuvių yra, tu jauti tą kažkokią šilumą, jaukumą ir šilumą. Tai tarp mieste būdamas, kur būti tokiam mieste, kur nesustoja niekas ir turėti tokį lietuvišką šilumą, tai daug padeda būti. Tu mokėsi amerikietiškoje mokykloje, ar ne? Tai žodžiu, amerikietiškoje mokykloje kalbė anglų kalba ir grįžti namuose yra tik lietuvių kalba. Čia geras. Tai vat visiems, kas norit, kad vaikai kalbėtų lietuviškai, tai vat šitas. Aš sutinku, bet žinai, tu jauti, kad mes esam kitokie čia nais tarp ir Los Andželas, nes Amerika yra labai skirtinga. Mentaliteto prasme, tradicijų, vertybių, požiūrio į draugus, į santykius. Tikrai yra kitaip, yra kitokia kultūra ir yra kitoks gyvenimo stilius. Ir kartais, kaip grįžtu aš į Lietuvą, aš kartais jaučiuosi kaip ateivis, nes aš esu lietuvis, bet irgi ne. Tai, žinai, įdomus tokie. Man tai patinka tavo miksas, nes tu toksai esi geras viduriukas. Žinai, iš tavęs sklinda ta šiluma, tas toksai, žinai, kaip sako, kaip gentainiai, žinai, ten tipo tas pats kraujas, kad mes čia, žinai, lietuviai, kad čia gal kažką kartu, ar ne, ir tu taip draugiškai sutikai ateiti, čia skyriai laiko tavo darbo grafikė, čia yra tikrai big deal, aš tai suprantu ir vertinu. Tai, žinai, tas, kad tu pasakei telefonu, tai padėsiu, ateisiu, pakalbėsim, susitinkam, tai labai fainai, žinai, nebuvo to, kad ten neturiu laiko ten ir taip toliau, žinai. Bet aš irgi jaučiu, kad net mes pirmą kartą susitikom, bet vis tiek turim kažką, in common, kad taip, žinai, iškart kažko, nesam visiškai tokie kaimynai. Svetimi. Yra tas. Tai kai būna susitinkęs su, aš nežinau, kiek pas tave aplinkoje yra amerikiečių draugų, bet, kaip supranti, aš tiek esu ištroškus to gylio ir atrodo, kasi investuoja į tą draugystę, kaip neina ten giliau, taip neina. Kažkoks yra, ten sustoja ir viskas. Tarp kitko, pasirodo, aš to mamą pažįstu. Tai tikrai mažas pasaulis. Tai aš ir mačius, ir prasilenkus, tik aš nesuvedžiau galų, kad čia tavo mama. Tai dabar jau suvedžiau. Tai labai smagu iš tikrųjų, buvo, kad mes taip matai, sukomės aplinkui ir niekada nesuvedė, aš kaip užtat ir sakau, šitas podcastas ir šita veikla tikriausiai yra kaip kažkokia magija, žinai, tiek įdomių žmonių man pavyks sutikti, nes aš tiek daug metų jau čia gyvenu, bet tas lietuvių ratas yra tikrai mažas, tai dabar turiu galimybę su daug žmonių susipažinti ir sužinoti, ką jie veikia. Tai čia yra, nerealu. It's amazing, liuks. Čia tikrai taip smagu, kad tu turi tokią platformą ir irgi čia manau, kad tu daug gali pasiekti daug žmonių. Tai man yra privalumas, kad čia būti tavo svečias. Ačiū tau labai. Tai buvo tikrai labai malonu čia tave turėti, su tavim šnekučiuotis ir turiu paskutinius 3 klausimus. Čia tokie kaip standartiniai 3 klausimai. Bandau įvesti čia tokią naują tradiciją ir savo svečius pakalbinti ir užduoti jiem 3 klausimus. Tai pirmas klausimas gali būti trumpi atsakymai tiesiog. Ką norėtum savo pasakyti, jei atsuktum laiką atgal? Nebijoti padaryti klaidų. Good one. Kas tavo gyvenime tave labiausiai išgrūdino ir suformavo tave kaip žmogų? Gal irgi panašiai, kad tos klaidos tapo labai svarbios pamokos. Ir ką išmokau iš jų, žinai, visą gyvenimą nešu į priekį. Tai. Geras atsakymas. Vienas sakinys žmogų, kuris dabar ieško savo kelio, koks jis būtų?
nelauk rytoj, pradėk šiandien. Taip, nes tas vis rytoj, jis, žinai, atidėliot nėra ko, reikia imti jauti žagų. Tai Taip. ačiū tau labai, buvo labai smagu ir tikriausiai ne paskutinį kartą matomės. Gal, tikriausiai ne. Gal klausyk, turėsim kokį bendrą projekčiuką, tai susitiksim ir padarysim epizodą, gal kokį namą parduosim už 10 milijonų. Taip, taip. Ačiū visiems, kas buvot ir iki kitų susitikimų.